Niekada nepraraskite duomenų apie atliktą darbą. Sužinokite, kaip tinkamai nustatyti įrenginio skaičiuoklės. Norėdami pasiekti kombaino ideal skaičiuoklės, 2 kartus spustelėkite užrašinės piktogramą, o tada skaičiuotuvo piktogramą. Dabar pateksite į pagrindinį borto kompiuterio puslapį. Borto kompiuterio puslapis tai rinkinys, kuriame rasite iš viso 10 nepriklausomų skaičiuoklių, kurias galite nustatyti pagal poreikį, ir 4 skaičiuoklės, kurios visada fiksuoja kombaino informaciją, viso veikimo skaičiuoklė, bunkerio skaičiuoklė, užduočių valdiklio skaičiuoklė ir pjaunamosios skaičiuoklė. Norėdami pereiti tarp skirtingų skaičiuoklių, spustelėkite skaičiuotuvo piktogramą, kad skaičiuoklė judėtų aukštyn arba žemyn. Norėdami visiškai ištrinti nustatytą skaičiuoklę, tiesiog spustelėkite 0,0 piktogramą ir įrašyta informacija išnyks. Kitos piktogramos yra skaičiuotuvas ir Info Plus nuoroda. Pasirinkite Info Plus piktogramą, kad susietumėte dabartinę skaičiuoklę su derliaus duomenimis Info Plus rinkinyje. Kiekviena skaičiuoklė turi 2 pagrindinius duomenų puslapius, kuriuos galite peržiūrėti – mašinos informacija ir derliaus informacija. Norėdami perjungti tarp 2 pagrindinių puslapių, tiesiog spustelėkite rodyklės piktogramą apatinėme dešiniajame terminalo kampe. Savo skaičiuoklę galite lengvai pervadinti. Spustelėkite langelį ekrano viršuje ir įveskite skaičiuoklės pavadinimą. Norėdami aktyvuoti pasirinktą skaičiuoklę, tiesiog spustelėkite piktogramą dešinėje pavadinimo laukelio pusėje ir skaičiuoklė automatiškai pradės veikti fone. Taip pat, vienu metu galite aktyvuoti kelias skaičiuoklės.